Ar kada pagalvojate, kaip būtų, jei gyvenimas taptų, tikrų įkvėpimo šaltinių kitiems? Būtent apie šią gilią idėją, remdamiesi žurnalo Ahant Jyotis įžvalgomis, šiandien ir pasikalbėsime. Turbūt daugam pažįstama. Tas jausmas, kai galvoje tikra minčių audra. Jos tiesiog sukasi ir sukasi, blaško, kelia vidinį triukšmą, kuris atrodo niekada nesiliauja. Tiesa? Būtent šią būseną dažnai ir vadiname nepastoviu, neramiu protu. Taigi, koks pirmas žingsnis šioje kelionėje? Ogi labai paprastas. Tiesiog pripažinti, kad tai yra iššūkis. Taip, protas iš prigimties linkęs klajoti, blaškytis, bet gera žinia ta, kad jį suvaldyti ir nuraminti yra absoliučiai įmanoma. Nuo to ir pradėkime. Taip, daugelio iš mūsų vidinis pasaulis yra pilnas to nuolatinio triukšmo. Žinote, nuolatinis blaškymasis, tie neišsipildę norai. Tai veikia kaip koks foninis garsas, kuris neleidžia susikaupti, neleidžia pajausti tikros ramybės. Bet ar tikrai taip turi būti? Tikrai ne. Alternatyva tikrai yra. Ir jis slypi ne kovoje su tuo triukšmu. Ne. Vietoj to galima atrasti kažką daug gilesnio savyje. Taigi, metas nuo problemos pereiti prie sprendimo, prie galimybės pažadinti savo sielą ir patirti tą tikrą gilų vidinį pokytį. Ir žinote, kas čia įdomiausia? Pasirodo, tos ramybės nereikia kažkaip dirbtinai sukurti. Ją tereikia atrasti. Ji jau yra mumise, tik pasislėpusi po visais tais neramių minčių sluoksniais. Būtent čia ir slypi kelias į tikrojo sielos potencialo pažinimą. Gerai, o dabar pereikime prie pačios esmės, prie pagrindinės šios temos metaforos. Tai idėja, kuri, manau, gali iš pagrindų pakeisti požiūrį į gyvenimą. Kalbu apie galimybę paversti jį kalpavryša. Kasgi ta kalpavrikša? Tai ne šiaip sau medis. Senovės dvasinėse tradicijose tai dieviškas norus pildintis medis. Bet pagalvokime giliau, tai begalinio dosnumo, kūrybinės galios simbolis. Tiesiog įsivaizduokite medį, po kurio šakomis žmonės randa ne kažkokius materialius turtus, o tai, ko sielai reikia labiausiai – vidinės jėgos, ramybės, įkvėpimo. Štai kaip tai apibūdina Pandit Šri Ram Sharma Acharya. Padarykite savo gyvenimą tokį kilnų, kad jis taptų kalpavrikša, norus pildančių medžių, iš kurio kiekvienas su juo susidūręs gautų tik tai, kas geriausia. Kokia gili mintis, tiesa. Ji kviečia neieškoti to medžio kažkur išorėje, o tapti juo. Ir čia yra pats esminis momentas. Reikia suprasti, kad kalpavrikša tai ne koks mitinis objektas ar pasaka, tai yra galinga metafora. Metafora asmeniniam augimui, vidiniam kilnumui. Ir svarbiausia, tai yra pasiekiama būsena, kurią kiekvienas gali puoselėti savyje. Gerai, idėja graži. Bet kaip nuo jos pereiti prie praktikos? Kaip realiai pradėti auginti tą vidinį medį? Pažvelkime į pirmuosius pačius svarbiausius žingsnius. Štai tas ugdymo kelias. Pirma, sąžiningumas. Gyventi teisingai tiek mintimis, tiek ir veiksmais. Antra, drąsa. Gebėjimas pasitikti sunkumus su vidinė jėga. Ir trečia, nuoširdumas. Tai yra gilus atsidavimas tam, ką darome. Šios trys dorybės tai tarsi pamatas. Pagalvokime apie tai taip. Šios dorybės yra tarsi šaknis ir šakos, bet tvirtų šaknų, be to sąžiningumo, drąsos, nuoširdumo, vidinis medis tiesiog negali išaugti stiprus. Jis negali išskleisti savo lajos ir duoti tų vaisių, kurie įkvėptų ir palaikytų kitus. Gerai, kad visa tai neliktų tik gražia teorija, pažvelkime į konkretų, realų pavyzdį. Pavyzdį, kuris parodo, kaip ši filosofija veikia gyvenime. Šaltinyje minimas Pudžio Gurudev. Jo gyvenimas apibūdinamas kaip pražydės visą pilnatvę. Ir tai yra puikus pavyzdys, gyvas liudijimas to, kaip sąžiningumas, drąsa ir nuoširdumas gali paversti žmogų tikrų, gyvų įkvėpimo šaltinių kitiems. Ir ką mums sako jo pavyzdys? Ogi tai, kad tapti gerumo ir ramybės šaltiniu, tai nėra kažkoks nepasiekiamas idealas, skirtas tik keliems išrinktiesiems, tikrai ne. Kiekvienas žmogus, atkakliai puoselėjamas šias vidinės dorybės, gali priartėti prie to idealo ir, žinoma, daryti teigiamą poveikį aplinkiniams. Svarbu paminėti,
kad šios įžvalgos yra paremtos Pandit Šri Rama Šarma Acharya mintimis iš žurnalo Adhand Jyoti. Taigi visa garbė, žinoma, tenka originaliam šaltiniui. Na ir pabaigai, klausimas, kurį verta užduoti savo. Kokią vieną dorybę būtų galima pradėti ugdyti jau šiandien, kad tas vidinis medis pradėtų augti? Galbūt tai bus nedidelis sąžiningumo poelgis, o gal drąsos akimirka, kai noris pasiduoti, ar tiesiog nuoširdus atsidavimas atliekamam darbui? Reikia prisiminti, kiekvienas, net pats mažiausias žingsnelis yra be galo svarbus.